Labą dieną, ar mane kas nors girdi, kas nors klauso? Tai iš tikrųjų, ar jūs žinot, kad šiandien mus filmuoja Baltikum televizija? Papluokit, nes dabar esat online'iniai gyvoj transliacijoje ir jūs taip pat. Tai pradėsim nuo tendencijų ir svarbiausių žingsnių, o pabaigsim kažkokią motivaciją, ar ne? Tai važiuojam. Kaip galvojat, ką reiškia šitie skaičiai? Nu, ne 6-7, bet 5-7 arba 7-10. Ką reiškia? Spėkit. Tai reiškia, kad Z karta vidutiniškai tiek turės skirtingų karjerų. Vidutiniškai 5-7. O ateinanti alfukų karta, kurie dabar yra 8-okai, 9-okai jau, turės dar daugiau, nuo 7 iki 10. Tai reiškia, kad šiandien tai, ką jūs išsirinksite, nebūtinai visą gyvenimą ir dirbsite. Kaip zetukai keičia darbo rinką, ar ne? Nuo tokio vaizdo prie kažkokio kitokio vaizdo. Yra didžiuliai iššūkiai darbdaviams su Z ir alfa karta ateinančiais darbuotojais. Ko jie prašo? Ką jie daro organizacijų vadovams? Pirmas dalykas, tampa atlyginimas nebe toks svarbus kaip jų vertybės. Labai akivaizdžiai matosi ir jaučiasi. Jeigu tik darbuotojas pajaučia, kad nesutinka tai, kas jam svarbu su organizacijos kultūra, su vadovo vidinė kultūra, alfukas, zetukas keis šitą darbovietę. Ir ne vieną kartą. Antras svarbus motyvas yra lankstumas darbo ir gyvenimo balanso. Nebenori zetukai daug dirbti. Nori turėti laiko pomėgiams, nori turėti laisvalaikiui ir draugams ir nori suderinti, kad viskam tam liktų laiko. Tai viršvalandžių nebenorės dirbti labai smarkiai. Va, ką daro zetukai ir tampa nepatogus darbdaviams. Trečias dalykas tai yra iš tikrųjų kaita, ką aš ir minėjau. Netiko, keičiam. Netiko, keičiam. Ir labą dieną. Ir vat jums iššūkiai. Ketvirtas dalykas yra skaitmeninis raštingumas. Zetukai yra nepatogus, reiklus skaitmeninėms priemonėms. Ir darbdaviams yra iššūkis juos tom aprūpinti. Aplikacinės programėlės, dirbtinio intelekto paskyros, licenzijos, juk visą tai kainuoja, ar ne? Tai šitie jauni žmonės reiklus šitiems dalykams. Ir jeigu darbdavys nėra lankstus šiuo klausimu, jie vėl keis organizaciją, netgi laišku arba SMS žinute. Ir paskutinis, tai ką jaunoji karta atneša, tai multikultūra. Įtraukti įvairovę, bendravimą atvirą ir didelį dėmesį emociniai, psichologiniai sveikatai. Nebeišeis kažkam kažko pagrasinti, paspausti, padaryti. Jie tiesiog informuos, kad netinka ir viso gero. Ir mes vėl turim naują darbo paiešką. Iššūkių labai daug ir su tuo susiduria mūsų darbdaviai ir kas laukia su alfukais ateinančiais, jie bus dar reiklesni. O čia karjeros specialistai taip pat su dirbtiniu intelektu privalo draugauti, be išimčių, tai patalpinus į vieną nuostabią platformą, kur dirbtinis intelektas generuoja tam tikrus duomenis, ataskaitas, ne šiaip sau tyrimus, ką mes turime. Mes turime rytojaus profesijos sparčiausiai auganti paklausa ir ką matome, vat kokios tendencijos daugiausia. Didieji duomenų analitikai arba duomenų analitikai, fintech inžinieriai ir dirbtinio intelekto ir mašininio skaitmeninio mokymosi specialistai. Nekalbu apie visą šitą. Ir natūraliai kyla klausimas, ko mums reikia, kokių gebėjimų, kokių profesijų. Rinkdamiesi turite apie tai žinoti.
Nes ką mes matome iš konsultacijų srauto, kuris šiandien vyko, tai neužsiduoda nei 10-okas, nei 11-okas, nei 12-okas svarbaus klausimo. Ką veiksiu, kur dirbsiu po studijų ir kur įsidarbinsiu, kiek noriu uždirbti. Tai svarbus klausimai, nes visi nori patogiai gyventi. Klausimas, kokius aš įgūdžius turiu, nes ne vien tik diplomas lemia didelį atlyginimą. Vertinama šiandieną analitinis mąstymas, emocinis atsparumas, lankstumas, veržlumas, lyderystė, natūralų mokymasis visą gyvenimą, technologinis raštingumas. O prognozė, ką kalba mokslininkai, ar ne, tai pažiūrėkit, ką turim. Mes turim gebėjimą dirbti su dirbtinio intelekto įrankiais ir didžiaisiais duomenimis, matematika, tinklų ir kibernetinio saugumo išmanimas. Ir po to jau asmeniniai dalykai, kurie yra be galo svarbus, ne mažiau. Jie yra lavinami nuo mažų dienų. Ne dabar, kai jau tampame 12-okai. Tai nėra vėlu, tačiau mes turime su tuo dirbti iš mažesnių klasių ir jaunesnio amžiaus. Ką sako Lietuva, kur mes keliaujam, prieš tai nuostabiai kalbėjo kolegė Odeta, tai ką renkasi mūsų jaunimas, mūsų abiturientai ir į ką investuoja, į kokias sritis. To, ką reikia pasauliui, mes matėte. Inžinerija, technologijos, duomenų analitika. Ką renkasi mūsų jaunimas? Verslas, teisė, sveikatos priežiūra, socialiniai mokslai, inžinerija maždaug 4 vietoj. Bet vis dėlto susidomėjimas technologiniais mokslais tikrai auga palaipsniui jau 4 metai. Kolegijos šiek tiek kitaip, bet labai panašiai. Daugiau procentų inžinerinius mokslus renkasi kolegijose, nei universitete. Ir ką mes tada turime? Ir mes tada turime darbuotojų didžiulį perteklių socialinių mokslų srity, o ten, kur yra trūkumas darbuotojų, mes turime didžiulį tokią duobę. Tai kur daugiausia? Tai reiškia, kad čia šitoj srity ir konkurencija įsidarbinti bus labai didelė. Tai į šitą klausimą, ką aš renkuosi, kuom aš dirbsiu, kiek uždirbsiu, atsakymas yra būk geriausiu savo srity. Tada konkurencija galbūt bus mažiausia, unikalumas. Ir trūkumas, ką mes matom, pramonė, gamyba, miškininkystė, inžinerija, elektronika, telekomunikacijos, energetika, statyba, medicina visur, aišku, egzistuoja. Keliaujam tolyn ir turbūt keliaujam prie tų svarbiausių žingsnių, ką jauni žmonės gali padaryti. Jei gali apie tai svajoti, gali tai ir padaryti. Pagrindinis skirtumas turbūt yra, ar aš tik kalbu apie tai ir sakau, kad turiu svajonę, ar aš jau darau nedidelius žingsnius link tos svajonės. Šiandien teko vienai mergaitė įrodyti, kad jinai ne tik svajoja, o jinai jau dabar daro žingsnius, mokosi tam tikros kalbos, kad po kažkiek metų būti ten, kur jinai nori. O kaip atrodo svajonės? 7-metė mergaitė pasvajojo, kad nori kelionės su jachta. Jinai tai padarė, bet buvo žingsniai, šitos studijos, čia yra studijos laive. Tam, kad čia atsidurti, neužtenka svajoti. Čia reikėjo suaplikuoti, rašyti motyvacinį, turėti pokalbį ir rungtis su keliais šimtais kandidatų, kad patekti į 40 žmonių įgulą tam, kad tą svajonę įgyvendinti. Tai yra iššūkis, tai yra drąsa ir tai yra svajonės įgyvendinimas. Antras žingsnis tai yra savęs pažinimas. Savęs pažinimas nevyksta sėdint ant sofutės patogiai ir skrolinant telefoną. Kuo daugiau jūs savo iššūkių, nepatogių veiklų sugalvosit, pirmų kartų duosit, tiek daugiau savęs pažinsit. Savęs pažinimas yra apie pomėgius ir apie popamokinės veiklas. Kiek skiriate tam laiko? Jūs visai vienokie esat klasėje pamokų metu ir visai kitokie esate ten, kur jūsų širdis dainuoja, ten, kur jūs galite
visai kitaip save išreikšti. Be galo reikia turėti pomėgių, nes ne visur dešimtukais matuojama. Kartais žiūrima ir į asmenybę, į talentus, į gebėjimus ir į savęs pažinimą. Po savęs pažinimų slepiasi tokie dalykai. Kokios mano stipriosios pusės, talentai, kokius aš turiu gebėjimus ir kokius aš turiu pomėgius bei vertybės. Ir jeigu negaliu šiandien, būdamas 10-okas, 11-okas, 12-okas to įvardinti, mūsų namų darbai nepadaryti kartu su karjeros specialistu. Mes turim sugrįžti į tą stotelę ir padaryti. Ko nedaryti, labai nemėgstu šito punkto, per nekeliauti, bet tenka, ko tikrai atsisakyti, išbraukti, ištrinti. Tai, kad studijų programa, vienintelis pasirinkimas yra visam gyvenimui. Pasenęs mitas, braukiam šiandien lauk. Klausyti kitų nuomonių ir pasenusios informacijos. Man mama sakė, ten pusbrolis prieš 15 metų studijavo. Tai jau pasenusi informacija, viskas pasikeitė. Tikrinkit, bendraukit, tam šiandieną sukurta fantastinė erdvė. Jūsų lūkesčiai ir jūsų galimybės. Kartais aš noriu būti pilotu. Ar galiu? Įsivertinti, ar galiu? Ne visada galiu. Pavyzdžiui, aš tai negaliu. Ne dėl to, kad aukščio bijau. Regėjimas yra tam tikras, yra tam tikri kriterijai. Pamatuoti ir įsivertinti. Šią savaitę nuliūdinau klasę 11-okų labai smarkiai, nes parodžiau stojimo balus. Jie nesitikėjo, kad jie tokie aukšti. Ir jų lūkesčiai buvo didesni. Ir staiga nusileido į realybę. Tai nereiškia, kad jūs neturite stoti. Tai nereiškia, kad jūs turite mesti dabar dėl didelio balo. Jūs turite susiimti, išlaikyti ir padaryti tai, ką norėjot. Paprasta, ar ne? Toliau, ko tikrai nedaryti, palikti viską paskutiniai minutiai nuspręsti. Nebūtinai tai įvyks, kaip jūs norėjote. Kartais reikia sprendimus padaryti šiek tiek anksčiau nei paskutinę minutę. Galvojam, strateguojam, darom žingsnius, įgyvendinam. Nuostabus pasiteisinimas, laiko trūkumas savęs pažinimui ir pomėgiaus. Nu, labą dieną, ar tikrai trūksta laiko pažinti save ir atrasti tai, kas man patinka daryti. Dabar, va šiandieną. Baimė klysti. Mums labai baisu, kad pasirinksiu ne tą, neteisingai, nepataikysiu iš pirmo karto. Nieko tokio. Visada yra duris atviros, kai duris užsidaro, yra langai. Ir mes turim galimybę per juos įlipti. Tik tai noro reikia. Ir paskutinis, ko tikrai nedaryti, laukti stebuklo ir pasikliauti likimu. Tai, ką mes dažniausiai girdim iš jaunimo, kažko tikrai sulauksit. Tik klausimas, ar stebuklo ir ar to likimo, kurio jūs norėjote. Ką galit padaryti šiandien? Jūs esat, aš tokios mugės studijų Klaipėdoje, kokią šiandien gausą matau mokinių, dar nesu mačiusi, o būnu visose. 14 metų ir Vilniui. Tai padaryti šiandien, nueiti prie aukštųjų mugių, universitetų, kolegijų, būti drąsiais ir ką jau ten klausėt, tą ir paklausti. Ir nesvarbu, kad jie ten nusijuoks, ar ten labai netokia formuluotė bus. Tai šiandien ne tik nuostabius tušinukus ir pieštukus susirinkit, ir ne tik krūvą lankstinukų, pabendraukite, pakalbinkite studentus studijuojančius, pakalbinkite profesūrą ir visus lektorius, jūs gausite naujausią tinkamą informaciją ir konsultaciją. Tai šiandien yra idealiausias laikas ir jūs dar turit laiko suspėti, apsukti kokybišką ratuką pro studijų standus. Ir paskutinis dalykas, ko labai pasigendu. Motyvacija yra toks dalykas kaip įsimylėjimas. Užėjo ir praėjo. Įsimylėjau, nebemyliu, ar ne? Bet tai nėra lygų valiai ir disciplinai. Tai, ką man tenka matyti, darbštus, valingi, disciplinuoti jauni žmonės yra gerokai sėkmingesni.
Jie nepalieka nieko paskutiniai minutiai, jie pasidaro tam tikrus žingsnius, dėl to džiaugiasi tuo, kabutėse vadinamų stebuklų, kurį jie nuveikia. Todėl valia yra, kai mes nenorim, bet darom. Valia mus tempia, kai nebekenčiu, kai nebėra jėgų. O motyvacijos laukti jinai gali ateiti, bet gali ir neateiti. Ir velnias žino, kaip ten bus su tuo laukimu. Po metų gali jinai ateiti. Na ir 5, toks paskutinis akcentas. Būdas pradėti, kai yra didžiulis nežinau jums. Nes labai daug nežinau, girdėjau, nežinau. Jūs esat fantastiškoj būsenoj, kai jūs galit daryti, eiti, kalbėti, ieškoti, susidėlioti planų 10, yra nustoti kalbėti ir pradėti daryti. Tai aš kviečiu, tie, kurie atėjot ir klausėt, labai ačiū, nes jūs jau pradėjot. Dar bus labai faina, kad jūs nusileistumėt, praeitumėt kokybišką ratuką ir pasimtumėt viską, ką tik galima kokybiškai įvertinti savo galimybės ir susidėlioti savo studijų 5, kur aš stosiu, ką darysiu. Ačiū, kad buvo. Ačiū Jums labai, Edita. Klaipėdos miesto savivaldybė nori Jums atsidėkoti.